Labą dieną visiems, iš tikrųjų smagu grįžti namo, dieną, ne naktį, retassyk. Smagu matyti pažįstamus veidus ir diskutuoti su žmonėms, su kuriais kažkada prasidėjo mano kelias šitoj sferoj, tai buvo prieš 15 metų čia Šiaulių rajone. Ir diskutuojant, kalbant, matom šiandien dieną dalykus, kurie vyksta pasaulyje. Šiandien krūva naujienų, kas vyksta Lenkijoje, kas vyksta Briuselyje, kas vyksta Ukrainoje. Ir iš to suprantam, kad metai nėra įprasti, nėra paprasti, metai yra ypatingi. Ir tie metai nenori verčia galvoti apie sprendimus, kurie galėtų padėti ir kurie pakeistų jūsų visus skaičius. Ir mes kaip įmonė nuo pat sakykime, nuo 2019 metų viską, ką darėm ir visus brandus, kuriuos vertinom, žiūrėjom ir atstovausim, visada žiūrime tai, ar šitas brandas, ar šitas produktas padės pakeisti tiek jūsų, tiek mūsų skaičius ar ne. Jei nematom tos galimybės, mes tiesiog tų minčių atsisakom. Tai apie vieną tokią naujieną, ką šiemet skelbėm, kas stovi lauke prie įėjimo prie durų, tai yra Weidemann produkcija. Mes šiemet pradedam prekiauti ir platinti šitą brandą. Matom rinkui važiuojančių beveik 1000 mašinų ir matom šiandien dieną jau primirštamą brandą, nes galim pasidžiaugti, kad per praėjusius metus buvo parduotos tik 8 mašinos, tai šiemet per pirmus 2 mėnesius mums pavyko jau kontraktuoti 10 mašinų. Tai kaip į tai mes žiūrim, mes norim tai daryti taip, kaip mes suprantam tiek servisą, taip kaip mes suprantam tiek atsarginės dalis, taip kaip mes suprantam reaguoti į klientų prašymus ir skundus. Vėlgi, ką matom ir ką žinom, kada šaly važiuoja vos ne 1000 mašinų, važiuoja iš tikrųjų tik tais mažieji krautuvai. Mažieji šarnyriniai krautuvai tokie kaip stovi laukia. Iš tikrųjų Weidemannas turi šiandien dieną ir didžiosius teleskopinius krautuvus 7 metrų, 9 metrų, didžiosius šarnyrinius krautuvus. Ir tyrėm ganėtinai smarkiai jų kainodarą, tyrėm jų savybės. Ir manom, kad per ateinančius metus tikrai stipriai sudrumsim vandenis Lietuvos rinkoje. Kitas dalykas, kurio praktiką atlikom praėjusiais metais ir darėm tokius testus savotiškus, žiūrėjom, kas apsimoka, kas neapsimoka, kas skaičiuojas, kas nesiskaičiuoja, tai yra technikos nuoma. Tai mūsų noras ir mūsų idėja yra nuomoti visą tai, ką mes prekiaujam, ką mes atstovaujam. Daug galbūt apie tai ir nekalbėsiu, bet atsiranda pagrindinė mintis, kurią noriu pasakyti, yra tai, kad atsiranda poreikis gerai paskaičiuoti, ką daryti, įsigyti naują ar nuomuoti. Ir mes ėmėm įvairius variantus, ėmėm didelį ūkį, ėmėm mažą ūkį, tai ėmėm mažesnį ūkį, kaip pavyzdys 300 hektarų. Tai klausimas diskinį skutiką pirkti ar nuomuoti. Visų premium klasės diskinių skutikų kainos standartiškai svyruoja nuo 45 iki 60 tūkstančių. Jeigu kalbam apie 5 metrus, kas reikalinga tokio dydžio ūkiui, tai tokį skutiką pilnai galite susiplanavę laiką ir poreikį, kada jo reikia, per sezoną jis nuomoti išleidžiant nuo 4 iki 5 tūkstančių eurų. Ir čia atsiranda rimtai geras pamąstymas, ką daryti. Pirkti ar nuomoti, ar pirkti vietą, ar remontuoti seną. Tai visada reikia įvesti skaičius į lentelę ir visą laiką reikia pagalvoti. Kitas dalykas, vėl apie kurį noriu kalbėti, nes dar labai mažai kam yra žinoma iš tikrųjų. Kiek tenka diskutuoti, 80-85% žemdirbių net nežino to dalyko arba žiūri į tai kaip į kažkokią tais nesąmonę. Tai tą rodo ir skaičiai. Jei kalbėti apie pirmąjį AFO šaukimą, kuriame buvo šaukimas įsigyti juostinę sėjamąją, atsisakant tam tikrą kiekį dizelino, tai pirmasis šaukimas net ir pratęsus laikotarpį 22 metais nesurinko reikiamo pareiškėjų kiekių ir dalis paramos liko krepšelį. Jau suprantu, kad dalis klientų, dalis žemdirbių su to susipažino ir šių metų sausio mėnesį, antras šaukimas, kuris buvo, buvo parama užpildyta per nepilną savaitę. Ir ten atsiranda klausimai, kurie atsakyti yra paprastoji lentelė ir kurią turi kiekvienas agrokoncerno technikas, vadybininkas, konsultantas. Nepabijokit prieiti, nepabijokit paklausti, ten įdomiai viskas modeliuojas. Įsistatot jūsų norimos ir galimos įsigyti sėjamosios plotį, iš karto matom, kiek dizelino jums reikia atsisakyti. Paskaičiavom netgi tai, kas būtų, jeigu jūs neatsisakytumėte dizelino
ir pirktume tą patį kiekį, pirkdami akcizinį dizelį. Ir matom, kokią paramą gaunam. Dar gražesnė kalba buvo apie deklaracijas ir kas buvo anksčiau ir kas yra kalbama dabar. Anksčiau buvo kalbama, kad tiem, kurie deklaruos, kad SIET tai yra beriminė technologija, bus 60 eurų deklaracijos priedas. Aš nežinau, jau yra patvirtinta ar nėra patvirtinta, bet praėjusią savaitę teko kalbėti su ministerijos atstovais, tai buvo kalba, kad iš to 60 eurų priedo beliks 11-12 eurų priedas. Ir čia vat ir gaunas dalykai, kuriais galima naudotis, reikia naudotis tada, kada yra. Lygiai taip pat apie tą pačią paramą reikia naudotis. Nes ES direktyvos ir visa valstybės politika nori, nenori, žalesis kursas, visi anglies kreditai nori, nenori, mus vers mažinti iškastinio kuro naudojimą. Ir tie, kurie tai susiskaičiuos ir pasidarys anksčiausiai, tie džiaugsis rezultatais. Tie, kurie tik tai seks, paskui jau padariusius ten viską teks įgyvendinti savo lėšom. Apie mūsų produktus ir apie mūsų brandus, tai vėlgi smagu pasidžiaugti, kad GM priekabos Šiaulių rajone yra mūsų čia gimtinė, mūsų tėvynė, jų dirba apie 10 ir jų kasmet jų pardavimus dvigubinam arba netgi trigubinam. Apie Luką Žį galiu pasakyti tiek, kad pirmoji savaeigė mašina šiemet atkeliaus į Lietuvą ir linkėjimai Remigijui sėdinčiam salėje. Mašina nukeliaus į Lumpėnų Rambyną, tikėjomės, kad viskas bus puiku. Apie Robotaxid pamatėm daug dalykų, ką robotas gali, pamatėm nemažai dalykų, kurių negali. Teikiam krūvą pastabų ir diskusijų gamyklai ir šiemet vėl jį tobulinsim, vėl jį testuosim tam, kad kažkada ateityje jūs gautumėt galutinai išdirbtą produktą. Apie Veidemaną, kaip ir minėjau, plečiam prekybą, plečiam servisą, remontuojant yra galimybė netgi gauti pakaitinės mašinas ir taip toliau. Apie Dinapolį. Produktas, su kuriuo praėjusiais metais garbingai grįžome pirmąją vietą ir yra ganėtinai ryškus skirtumas tarp artimiausių mūsų konkurento, tai yra 67 priekabos produktas pernai. Na ir apie Bednarą. Džiugu pasakyti, kad tai yra brandas, kuris kasmet atneša labai daug naujovių, yra inovatyvus produktas ir tą inovatyvumą Lietuvos žemdirbiai vertina geriausiai. Vieną trumpą tokį momentą, ką norėčiau pastebėti, ką norėčiau parodyti, tai yra smulkės sėklės sėjamosios trąšų ir sėklų bunkeriai. Dėl ko tai rodau? Dėl to, kad šitas produktas, šitos prekės praėjusiais metais Liepos pabaigoje buvo tokių labai daug skambučių. Labą dieną, reikia vakar. Ir kada yra priiminėjami sprendimai reikia vakar, tada dažniausiai nesigauna taip optimaliai, kaip galėtų padaryti laikų galvojant, laikų strateguojant ir laikų dėliojant. Apie išmanesias žemės ūkio mašinas. Tai va tą, ką mes pamatėm dirbdami su robotu, tai mes suprantam šiandien dienai, kad tam, kad galėtum sėkmingai dirbti su robotu, turbūt atitinkamos mašinos. Atitinkami padargai. Padargai, kurie dirbdami suprastų, kaip jam sekasi dirbti, ar jis susikišęs ar neužsikišęs. Padargai, kad darbo metu galėtum keisti jų darbinius parametrus, gilinti, seklint. Padargai, kuriuos galėtų pas robotas vieną komandą išlankstyti. Ir džiugu iš tikrųjų tai, kad Bednaras jau ganėtinai senokai yra sukūręs Swifter diską, kuris turi profi versiją ir visą tai jisai gali. Dar smagiau yra tai, kad Lietuvos žemdirbiai yra patys inovatyviausi viso pasaulio žemdirbiais, nes Swifter disk profių Lietuva naudoja daugiausiai. Ir negana to, kad naudojam daugiausiai, dar surandam ir daugiausiai naujovių, kur galėtumėm tą diskinį panaudoti ateityje plačiau. Tai iš tikrųjų dėkui Šarūnui Šiušės ūkiui, kurie sugalvojo tai, kad diskinis skutikas gali būti valdomas žemėlapio pagalba. Tai kada turim, žinom, plotą, lauką ir turim skirtingas vietas. Vienoje vietoje turim durpę, kitoje vietoje turim kietą. Kada diskinį sureguliuojam vis laik to lygiai, tai ten, kur minkštai jis skęsta, ten, kur kietais neįsigilina tiek, kiek reikia. Tai buvo bandėme padaryti tai, kad diskinis skutikas pasimdamas žemėlapį pagal užduotus parametrus atitinkamai vietoje atitinkamai įsigilintų. Na ir tradiciškai, kaip ir visada, pirmi bandymai baigės nesėkmėm. Bet iš tų nesėkmių gimsta dar daugiau idėjų. Šiandien dieną gamykla jau įsprendų šitą problemą ir mes tikrai taip šiemet parodysim Lietuvai. Negana to, gamykla sugalvojo sumontuoti ant skutiko skenerį, kuris gamintų žemėlapį ir tas žemėlapis vėliau būtų paduodamas į sėjamąją, tam, kad sėjamoji suprastų, kur yra durpė ir kur jai neskęst, o ten, kur yra kieta, kad jinai atitinkamai pasigilintų.
Tai tos išmanios mašinos neišvengiamai yra mūsų visų ateitis ir mes turim tai domėtis, turim tai daryti. Tradiciškai visi bandymai dažniausiai pirmi žingsniai baigės nesėkmėm, bet ačiū klientam, kurie pamatė nesėkmę, mato jose galimybės. Tai čia visą tai, ką pakalbėjau, o apie naujienas, kurios atkeliauja į Lietuvą, kuriuom būsim be galo įdomu šiemet ir Hanoverio parodoje iš tikrųjų būriai lietuvių klientų ėjo prie šitų mašinų, kurie stebėjo šitas mašinas, klausinėjo apie šitas mašinas, tai yra dvi naujienos, tiesiog nesiejamoji Direkta ir jos nesiejamoji Matadoras. Apie Direktą porą žodžių galiu pasakyti tiek, kad mašina dar nėra buvus Lietuvoje. Jinai 3 metus jau buvo testuojama Bednaro bandymų ūkiuose, mes jas matydom, mes ten diskutuodom, teikdom savo pasiūlymus. Kviečiu visų pabūti ambasadoriais ir kurie domisi šitą technologiją, kuriem įdomu kreiptis ir tikrai bus galimybė išbandyti šitą mašiną tam, kad vėliau visi kitą metą galėtumėm pasakyti, tai yra puikiai ar nepuikiai mašina, bet aš tikiu, kad tai atsakymas bus tik vienas. Apie kitą mašiną, juostinę mašiną, kurios iš tikrųjų pasirodymą jau mes laukiam 3 metai, o mašina jau sukonstruota yra prieš 5 metus ir vis laik buvo testuojama, tobulinama. Tai vėlgi kalbėti, kas mašinų yra išbandyta ir kas jau senai naudojama, tai galinė siejamosios dalis, visas siejimo mechanizmas yra Bednar Corsa, kuri gali būti naudojama atskirai su bet kokiu padargu, kuris turi galia tritaškį pakabinimą. Lygiai taip pat jinai gali būti kabinama tiesiai prie traktoriaus, jungiama su trąšų bunkeriu, jungiama su sėklos bunkeriu ir galima sėti vien tik su ją. Apie bunkerį, apie siejimo dozavimą, siejimo paskirstimą, tai standartinė sistema, kuri naudojama Bednar Omega siejamosiamis, kas yra nauja ir kas yra patobulinta. Praėjusiais metais prototipiniai mašinui vis dar buvo naudojamos spiroklinės kojų apsaugos, kas bandant ypač akmeningose vietovėse buvo pastebėta, kad neužtenka pakankamai kojos atsilenkimą ir kojos buvo nulaužtos. Tai mes mašinas jau iš tikrųjų turėjom gauti praėjusiais metais, bet vien dėl netinkamos kojos apsaugos buvo dar ji nepaleista į gamybą ir oficialiai mašina pristatyta tik šį Hanoverį. Tai Bednaras pasirinkęs yra hidraulinė kojų apsauga. Tada, kalbant apie volą, pirmosios mašinas turėjo vientisą volą, kas apsunkina tiek eksploataciją ir pati mašina turi tokį lengvą jojimą. Dabar yra šachmatiškai išdėstytas volas, kas įgalina lengvą padangos keitimą, kas išbalansuoja mašiną. Ir smagu pasidžiaugti tai, kad vėl gamykla žiūri mus teigiamai ir tiek mūsų darbą, tiek mūsų kolegų iš Tiksliųjų inovacijų centro komentarais ir pastabom naudojasi. Tai mes šitą mašiną šiemet buvom gavę 4 dienom į Lietuvą išbandyti ir turėjom tokį non-stop demo turą per visą Lietuvą. Pradėjom Šiaulių rajone, pradėjom čia, visi gerai žinot, kelią Šiauliai Kuršėnai, tai jeigu vieta prie servisiuko, kažkas esat girdėti, ten laukai yra sėti su Bednar Matadoru. Rezultatai geri, tada kėlėmės pas Arūną Ūsį, sekant antroji nuotrauka į Raupyną, Arūno Ūsio ūkis, ten darėm sėjos bandymą. Toliau keliavom į Marijampolę, nes ieškojom pačių sunkiausių žemių ir norėjom vietų, kur mes turim patys konkurentų sėjamasias, kad galėtumėm į vieną lauką pasėti su visiems gerai žinomas Lietuvoje esančiais konkurentais. Ir turėjom patį sunkiausią molyną, tam pačiam laukės jiems su keliom siejamosiam ir lyginom, kaip rezultatai atrodo. Tai šiandien apie tai nekalbėsim, bet galiu drąsiai pasakyti, kad rezultatai tikrai neprastesni. Ir keliavom į Baptus, apsėjom Baptus ir naktinis reisas buvo į mūsų ateities ūkį. Ten turėjom pasėti bandyminius laukelius, kuriuos pamatysit vasarą ateities ūkio atidarymo metu. Ir liko laiko. Apie 4 valandas turėjom lauką, tai kaip tikri lietuviai nusprendėm dar ir savo pasisėti. Ir sugebėjom užsėti pusę lauko, o kitą pusę lauko, kadangi reikėjo nuplauti sėjimą, krauti ir transportuoti Čekiją atgal, sekančią dieną buvo išdirbta su kombinuotų skotikų top-down ir pasėta su standartinė sėjimai. Ir nuotraukos, tarp kurių atstumų yra 10 metrų, ne į augalus noriu atkreipdėmėsi į žolės. Aš pats ne agronomas, bet mano agronomai toj pat paaiškino, kas čia įvyko, kodėl toj nuotraukai, kur sėta yra su standartinė sėjima, yra būrys piktžolių, o ten, kur sėta su juostinė sėjima, yra visiškai kitas vaizdas. Tai sprendimas, kuris gali padėti, kuris keičia skaičius, tik tai domėkitės, tik tai norėkit tai pamatyti.
O daugiau turiu padėkoti visiems už gerą bendradarbiavimą, už pamokas, už pastabas, už idėjas, iš kurių gimsta paskui sprendimai ir šiandien dienai tai sprendimais galim su visais pasidalinti. Ačiū visiems.